Individuali veikla pagal pažymą. Fizinis asmuo vykdo individualią veiklą pagal pažymą ir tampa pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. Tai pajamas atsiranda prievolė apskaityti kaupimo principu, o išlaidas galima ir pagal faktą, tai reiškia rinkti sąskaitas faktūras ir naudoti 30% išlaidų fiksavimo būdą. Išlaidų fiksavimo būdas visiškai neįtakoja to, kad tu esi PVM mokėtojas. Tiksliau sakant, tapimas PVM mokėtoju neįtakoja išlaidų fiksavimo būdo, tik tai pajamų pripažinimo būdą, būtinai kaupimo. Ir jeigu naudoji 30% išlaidų fiksavimo būdą, tai turi teisę į PVM atskaitą būtent toms sąskaitoms, kurias gauni, ir gali jas puikiausiai įsikelti į atskaitą, pavyzdžiui, kažkokią pirkai ar tai paslaugą, ar tai kažkokią tai prekę, kuri reikalinga veikloje, ir ją pirkai pagal PVM sąskaitą faktūrą, kadangi esi PVM mokėtojas, kas pusę metų yra prievolė teikti PVM deklaraciją FR0600 ir ten į atskaitą galima įsikelti būtent tų pirkimų PVM. Nors renkiesi 30% išlaidų fiksavimo būdą. Nes, sakykime, nesurenki tų visų sąskaitų būtent tam 30% arba truputėlį daugiau arba mažiau, neužtenka tiek išlaidų, bet atskaitą PVM tikrai galima turėti. Tai pelningo verslo ir protingų sprendimų.